Neturiu ką pasakyti, nežinau. Pasidarysim tyrimus, bus matyti. Kaip pačiam atrodė situacija, gali plačiau papasakoti? Jau turiu aš tokią, karts nuo karto man pasikartoja tokią problemėlę ir šį kartą labai stipriai manęs net turbūt nieks nepalėtė, tiesiog atrodo, kad jis kažkaip suvaikščia. Nežinau, ką prikomentuoti, sakau, pasidarysim tyrimą ar patempiau kažką. Kaip pačiam atrodė tas visas rungtynės nuo suolo, nepakilai antroje pusėje, kaip atrodo komandos žaidimas, kur didžiausias buvo problema? Kaip ir treneris sakė, neatlaikėm jau tų bangų, kur turim padaryti baudas, nepadarom, kad neleisėm įsibėgėti, pajaust tą žaidimą vėl, kur viens ant vieno Azijos situacijose turim Kenaną, duodami mes, kur buvom sustarę jį duoti verštis, nesvarbu, kad ir į kurią ranką, tegul tik nemes metimų, nes turi virš 50% pataikymą, tai Petersą paleidom. Tai kokiose varžybose prieš tokią komandą negalima tokių vaikiškų klaidų daryti. Kaip ir minėjai, Kenanas sužaidė savo sezono rungtynes, ar tai ir buvo vienas minių priežasčių, kuri leido Olimpiakos taip pabėgti? Tai be abejo, jis ir tose atkarpose jisai ir užmetė, bet aplamai jie žaidžia gerą krepšinį, baudžia už bet kokią mūsų klaidą, o mes atrodo vis nepasimokom ir kartuojasi tie patys dalykai. Mes nežinau, kiek taškų treneris sakė, iš Azijos situacijų gaunam, to negali būti. Olimpiakos šiandien suklydo tik 6 kartus, kur buvo galbūt didžiausios bėdos, neįveliant į sunkesnį žaidimą jos. Sunku pasakyti, nežinau, mes naudojamės to daug keitimo, jie kažkaip gal nebandė per daug iš priekį viens ant vieno žaisti, metinėdavo faulus, jie išmetinėdavo kamuolius tų klaidų. Nedarė tokių paprastų ir nežinau, žinom, gera komanda, jie dėl to ir yra visą laiką favoritai, nes žaidžia protingą krepšinį, atakuoja iki paskutinių sekundžių, tai dėl to tų klaidų ir mažai. Kaip tą sprendimą priėmėt per ilgą pertrauką nebežaisti, ar čia personalas medicinos patiria, kaip priėmėt jį? Tiesiog negaliu, tai nežaidžiu.